Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Tai šitie rėžiniai kaimai atsirado po Valakų reformos 16 amžiuje. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Kaip kavutė rytinė. Gera, skani, stipri. Nu, o mūsų palapinė jau griaunam, saulutė šviečia, ežeras, žvejas jau atėjęs, mūsų dviratukai stovi, jau atidangstyti, žvejo mašina. Matosi turgeliai ir bažnyčia mūsų, jeigu girdėt, groja varpai. Pagaliau išvažiuojam iš savo nakvynės vietos, sugaišom labai smarkiai. Mano bėgiai dviračio prastai junginėjosi ir bandžiau sureguliuoti, kad nelabai kas pavyko, bet sugaišom čia valandą laiko su viršum. Dabar žiūrėsim, gal geriau viską junginėsis, bet kažkaip neduodu man sureguliuoti. Arba į vieną pusę nesijungia, arba į kitą. Turgeliai, bet bažnyčia tai kaip katedra. Aha. Didžiulė. Su vėjeliu į bažnyčią nulėks. Nelabai prieš kalnių kariai. Turgelių dvaras vadinamas Mažąja Merkine, minimas 15 amžiaus pabaigoje. Kaimas įsikūrė prie 1500 metais pastatytos bažnyčios. Manoma, kad Turgelių kaimo pavadinimas yra kilęs dėl čia vykusių prekymečių. Dar 20 amžiaus kaime vykdavę apylinkėse garsėję turgus, kuriuose buvo prekiaujama žemės ūkio produkcija, grūdais, maisto produktais, Važiuojam Turgelių katedrą. Kažin kur čia įvažiuot pro ją? Rasim. Patekur skelbimai. Čia matai, centriukas kaip sutvarkytas. Čia bandykim važiuoti. Aš žinau, čia tikriausiai. Gal iš anos pusės? Gerai, važiuoju, gerai. Krautuvė, galėsim užeiti. Vandens nusipirkti. Čia centra, Anadaibė yra. Kokie vartai gražūs. Ten kokie da vartai. Tai tenai vaikščiojami, čia nevaikščiojami. Čia tikriausiai. Čia turėtų būti vaikščiojami šitie, bet ir gal nelabai. Kaip čia gražiai atrodo viskas. Parodyk. Turgelių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. 1722 metais bažnyčia sudegė ir vietoj jos buvo pastatyta nauja. Šita? Ne šita. Nauja mūrinė bažnyčia pastatyta 1836-37 metais. Iki 1909 metų bažnyčia buvo padidinta. Turgelių parapijos 500 metų jubiliejaus atminimo kryžius 2011 metai. Iki 1827 metų dalis parapijos kaimų kalbėjo tik lietuviškai, o 1830 ir vėliau lietuviškų pamaldų ir pamokslų nebuvo. Didžiuliai graži. Vartai kokie gražūs, įspūdingi. Ant šventoriaus radom kraną vandens prisileisim. Reikia prileisti ir paragauti. Gal čia koksai iš pelkės tik tai. Paragausi? Tai leis pilną prileis. Nieko. Nėra labai skanus. Toks kaip iš kažkokio šulnių. Iš toli matėm bokštą ir nesupratom, tai čia yra kapinių koplyčia. Ieškom Paulavos Respublikos. Va ir žvyrkelis. Neilgai džiaugiamės. Baigėsi gatvė, asfaltas. Privažiuojam Paulavos Respubliką ir Merkinė tuo pačiu čia. Va ir Merkinė. Tik tai ne ta Merkinė, kur prie Merkio ir
Nemuno santakos, o Paulavos Respublikos grįvėsiai. Va, šičia, suk. Sukam, nuo Merkinės dvaro sodybos, vadinamos Pavlovo Respublika fragmentai. Dvaras buvęs gražus ir didelis, dabar likę tik tai fragmentai. Įstatom čia dviračius ir pavaikščiosim. Jo. Na, aš suksiu čia. Ten gal ten pavėsiu daugiau. Tas pats, toks būnant saulės, mums reikia, kad batareikės. Trautųsi. Tiesa, čia reikia saulės mumim. Merkinės dvaro sodybos vadinamos Pavlovo Respublika fragmentai. 1767 metais kunigas Povilas Ksaveras Bžostovskis, studijavęs Varšuvos ir Romos kolegijose, nusipirko mažosios Merkinės dvarą, kurį pavadino savo vardu – Paulava. Merkinės dvaras užėmė maždaug 3040 hektarų. 1769 metais Bžostovskis įkūrė miniatiūrinę Paulavos Respubliką, kurios nuostatus patvirtino 4 metų Seimas. Paulavos Respublikoje gyveno apie 800 žmonių, jie turėjo savo vėliavą, herbą, kariuomenę, kaldinosi monetas. Respublikos prezidentu tapęs dvaro savininkas panaikino baudžiavą. Lažą pakeitė činčiu. Kas tas činčas? Činčas yra istorinis mokestis, kitaip sakant, žemės renta, kurį baudžiauninkai arba laisvieji valstiečiai mokėdavo žemės savininkui pinigais arba natūra, už teisę naudotis žeme ar pastatais. Taip pat skatino prekybą, plėtojo amatų, žemės ūkį, investavo į valstiečių švietimą, ūkininkavimo klausimais. Taip pat yra įdomu, kad valstiečiams leido nevaržomai pardavinėti savo gaminius, verstis prekybą ir amatais, nemokamai naudotis mišku, žvejoti ir medžioti, vertė veisti sodus, skatino gyvulininkystę, techninių augalų auginimą. 1794 metais Kosciuškos sukilimo metu Paulavos Respublikos piliečiai gynėsi, tačiau Respublika vis dėlto žlugo. Bet per 25 gyvavimo metus dvaro ekonomika ir valstiečių gyvenimo kokybė ženkliai pagerėjo. O dabar kas yra lažas? Lažas tai yra priverstinis ir nemokamas baudžiauninko darbas savo inventoriumi ponų dvare. Ir tai buvo pagrindinė atsiskaitymų už naudojimą žemę forma, kuri leido dvarininkams gauti pajamų iš baudžiauninko darbų. O dvaro rūmai. Čia aišku, šitam paveikslėlį, jeigu įdomu, čia matosi pro juos, matosi jau tik tai rūmų griuvėsiai. Yra įdomu, kad Respublikos prezidentas pavyzdingai savo ūkiuose besitvarkantiems valstiečiams įteikdavo pažymėjimo ženklus, specialias kepures. 6 jų galėdavo pietauti su ponais. Matai, kaip? Iš tikrųjų buvo labai pažangus. Pažangu buvo, tikrai pažangu. Tais laikais tai nepaprastai pažangus dalykas. Taip. Ten kažkoks išlikęs pastatas tų laikų įdomu, gal ten kokia koplyčia. Gal koplyčia, žinau, nes paprastai nueisim pasižiūrėsim. Na, čia jam turbūt paminklas ir pastatytas. Paminklas Bžostovskiui. Baisiai pažangus žmogus. Rašo šioje vietoje 1767-1795 metais 3000 hektarų teritorija buvo įsikūrusi Pavlovo Respublika, vienintelė tuometinėje Europoje miniatiūrinė valstybė, turinti Lietuvos ir Lenkijos Seimo patvirtintą konstituciją, nuosavą herbą, vėliavą, Seimą, kariuomenę ir pinigus. Jos įkūrėjų prezidentu buvo kunigas Povilas Ksaveras Bžostovskis, Vilniaus kanauninkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio paskirtas Lietuvos referendoriumi ir apdovanotas Baltojo Erelio ordinu, o Pavlovo Respublikos gyventojų vadintas tiesiog žmonių draugu, žmonijos draugu. Ir čia dabar stoviu ir dairausi, ir čia taip lengva, gera, kažkokiu gėriu, ramybės, šita visa teritorija alsuoja. Atrodo, čia
sėdėtum, svajotum ir visiškai nebūtų nuobodu tau. Tai galima atsisėsti ir pasvajoti. Einam pažiūrėti dar ten. Koplyčia tuoj. Aha, naujai čia jau reiškia sutvarkyta jinai bus. Čia va yra ne Matai? koplyčia, o ledainė. Ledainė brūkšnelis lobynas. Tai Ir matai, sandėlys. taip ir dabar matai, ji galėjo būti pastatyta XIX amžiaus pirmoje pusėje. 2017-18 metais buvo atlikti tvarkybos darbai. Darbų metu išvalyta 3 metrų gylio ledui laikyti skirta duobė. Tai čia ledainė buvo. Merkys. Va dar, čia tikriausiai vartai dvarą buvę, jau kitoj pusėj kelio. Bet čia akivaizdžiai jas kelias į dvarą. Įdomu, gražu tikrai. Nevažiuok tenai jau viskas. Ai, viskas? Taip, į centrą tai reikia takučių į kairę. A važiuojam į centrą. Kur ten važiuoti? Merkinė skulptūra Marijai. Čia nieko nėra, kaimelis paprasčiausias. Ai, tą koplyčią neisim pažiūrėti. Tai jeigu sukam, tai sakyk, sukam ir aš tada suksiu. Nu, pasakam, čia labai arti. 100 metrų. Koplytėlė su skulptūra Kristus nešantis kryžių. Važiuojam tiesiai šituo, manau. Ai, čia visur prastas labai. Statom čia dviračius ir einam. Einam prie koplytėlės. Pasižiūrėti. Jokių parašymų. Nėra niekur parašymo jokio. Ten tik tai nuorodo parašyta, kad koplyčia su skulptūra Kristus nešantis kryžių. O kada ji pastatyta? Gandrai 4 pievai ganosi, matyt. Seniai 2 ir 2 jaunikliai. Gražus vaizdas. Oi, tai čia vakar tiek vaizdų gražių pravažiavo. Po žvyrkeliu, kai važiavo. Žvyrkeliui bus nelabai gražu. O čia gražus kaimas, matai. Aha, čia gražiais. Už Slėnio kaimas labai gražiai. Važiuoju vis tiek kalnas. Eilinį kartą įvažiuojam į pasienio ruožą. Viskas bus gerai, pasus turim. Ar matai bažnyčios bokštą? Aha, matau. Kaip vadinasi Švento kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia. Teresės bažnyčia. Koks įdomus pavadinimas. Įdomus tie pavadinimai. Tai bažnyčia graži, Graži. bet užeiti į vidų turbūt jokių šansų. Čia pamaldos vyksta tik tai. Lenkų kalba Tai turbūt. bus aišku lenkų kalba ir Nu. turbūt kokiais Skulptūra medinė. šventadieniais. Čia, liaudiška skulptūra. Mhm. Ir kunigų palaidyta šventojaus. Mums pasisekė, atėjo moteriškė ir įleido į bažnytėlę.
Bažnyčia priklauso Turgelių parapijai. Turgelių bažnyčios vizitacijoje 830 metais minima Unitų bažnyčia su kunigu. 928 pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Vargonai yra. Bažnyčios maketas. Kokia graži. Labai graži. Labai graži. Nuo seniai vargonai. 27 год ставлен костел. Костелą. 27. Kaip vargonai rusiškai? Органы. Organai. 26 лет где-то ставлю, у меня с Польши. Завезет. Ačiū labai. Gražus namelis. Galvom, kad vaikų darželis, bet čia kokia gal meno mokykla ar kažkas tai Arba tokio. taip padaryta toks, skveriukas, žinai, vaikam. Ir dabar šitą galima dėti atgal. Tai va, akmeninės. Kažką Palauk, čia jau užsirašė lenkiškai Kamionka. kamionka. Jo, visai jau čia lenkai. Gryni. Važiuojam link Dieveniškių. Mus bando navigacija vis nuvesti į šoną, bet mes pasižiūrėjom, kad čia žvyrkeliai labai prasti keliukai ir nusprendėm važiuoti pro didžiuosius Bauščius. Tai bus kokie 6 kilometrais daugiau, bet mažiau kratys ir greičiau nuvažiuosim. Link Dieveniškių sukam. Taip, taip. Dar 24 kilometrai likę. Na važiuosim, kas čia yra. Privažiuojam pasienio postą. Kaži čia mumis stabdys. Jei stabdys, tai sustosim. Čia va išeina pasienietis. Nestabdė. Ką čia mus stabdys su dviračiais važiuojančius? Matyt neįtartini. Pilkapiai. Tai nesuksim, ką mes tenai pamatysim. Stakų ąžuolas. Tai čia sukam čia tikrai. Pagal Stakų kaimo gyventojų prisiminimus Stakų metalinio kryžiaus autorius Francišek Andriuškevič, kilęs iš Baltarusijos netoli Graužiškių miestelio esančio Andreikiškių kaimo. Buvęs kalvis, neįgalus, viena koja trumpesnė, buvo labai pamaldus žmogus. Laikotarpiu, kai nebuvo kunigo, Andriuškevič buvusioje koplyčioje atlikdavo krikščioniškąsias apeigas. Gerai mokėjo rožančių. Todėl pasikaimo žmonės nuolat rinkdavosi per gegužines. Žmonės gerai prisimena, kai darydamas kryžių autorius pasakė: aš mirsiu, o kryžius liks, primins mane. Anksčiau metalinio kryžiaus vietoje stovėjo medinis. Antrojo pasaulinio karo metais rusai nupjovė. Tai labai supykdė Andriuškevič. Tuomet jis nutarė padaryti metalinį kryžių, kurių rusai daugiau nebenupjaus. Pasak liudininko, medžiaga, kuri buvo panaudota kryžiui gaminti, surasto šarvuočio dalis. O, kokia gražiai aikštelė prie ąžuolo. Galėsim atsisėsti ir pailsėti. Nu, tai biskį užkasit saldumynų, kalorijų. Jau užkandu. Nu, einam pažiūrėti patį ąžuolą. Tiesą sakant, tai žarti nėr ko eit žiūrėti. Tolys tai gražus. Iš tolino ąžuolas galingas. Ąžuolo fone. Ma. O,
Ir mes kaip ąžuolai. Didelis ąžuolas. Nu, paskaityk, kad vienai turi apie tą ąžuolą. Tai nieko, kad rašo, kad amžius jo apie 1000 metų, aukščiai 24 metrai, kamienų skersmuo apie 1,6 metro, apimtis 4,90 metrų. Kūgio formos yra plačiai išsišakojusi laja, ji prasideda žemai, daug apsamanojusių storų šakų, saugoma nuo 2002 metų. Palikom ąžuolą, grįžtam į plentą ir važiuosim tolyn. Nu va, biskį sustojom užkąs, pailsom velniškai. Ten griuvo krašto čia staptelsim. Ką mes čia valgom? Sviestą duoną, sviestas duona. Tiesiog aš atpjausiu. Sūrio neturim. Taigi va yra dalis. Reikia nusipirkti. Da, turim Aš tau kelius atpjausiu. svogūnų laiškus. Imk sūrių. Su muštiniu. Į laiškus reikia tuos suvalgyti. 4 dieną vežiojamės. Nu jau. Gripsi. Tarp dantų. Kas? Nu kas, žvyras. Aha, nu jo. Ridikėlių iš namų. Skanus pašėlusiai. Bet iš tikrųjų tie ridikėliai taip pat gaivina. Užkandom truputį, atsipūtėm ir važiuojam toliau. Dailidžių akmuo. Na, čia tik tai akmuo ir tiek. Važiuojam į Puškunių etnografinį kaimą. Tai čia tas bus kaimas, gatvinis kaimas. Gerai, įdomu, užsukam pasižiūrėti. Neaišku, kur čia tas kaimas, nieko nematyt. Nu, turėtų būti gatvinis pagal mane. Tai reiškia, pagal gatvę turi tęstis. Nu, čia dar neprivažiavom, matyt. Pavažiuojam toliau. Gera. Kairėje matosi sodybos, tai sukam į kairę. Taip, sukam. Visi namai stovi galu į gatvę, seni namai, naujų nei nematyt. Tikriausiai nelabai leidžia čia regioniniam parke ir darkyti tuos senus namus. Nu, ne visi, yra va dešiniai pusiai keli namai šonų stovi, bet šiaip tai gražus namukai. Gražus. Tai šitie rėžiniai kaimai atsirado po Valakų reformos, kai buvo uždalyta žemė rėžiais 16 amžiuje. Nu taip. Nu gražus tie namukai, iš tikrųjų gražu pažiūrėti. Nu, kad jie nudažyti jau ne visai tokį, bet vis tiek dar nesugadinti. Labai gražūs langai visų, nu ne langai, bet jie pagražinimai. Pagražinimai. Apdaila tų langų. Labai visi langai kažko ir visi skirtingi. Nu jau atrodo čia kaimo pabaiga, grįšim. Tik vėliau mums pasakė regioninio parko darbuotojas, kad čia buvo ne Puškunių kaimas, o Padvarių. O Puškunių kaimą mes dabar dar tik važiuosim. Kertam Gaujos užtvanką ir matosi ten direkcijos, regioninio parko direkcijos pastatas. Užeisim viskį. Paklausim, gal čia yra kur poilsiavietė prie to tvenkinio, būtų visai neblogai poilsėt, bet nusikalę kaip šuniukai. Va, tikrasis Puškunių kaimas. Tas darbuotojas iš regioninio parko mums parodė, kur jisai yra. Poškonys, vietinių dar vadinama Poškus. Gatvinis kaimas Šalčininkų rajone.
Jis randasi prie Gaujos upelio, kuris patvenktas ir kaimo pietinėje dalyje sudaro tvenkinį. Kaime yra Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija. Nu, tai mes su juo ir pašnekėjom. Taip. Yra Poškonių pagrindinė mokykla, vaikų darželis, biblioteka, muziejus. Saugomas Poškonių akmuo. Jo, apie kaimą daugiau nieko nėra. Yra dabar Poškonys išlaikė gatvinio rėžinio kaimo struktūrą, turi architektūros paminklų statusą, gatvinis rėžinis dvipusis kaimas. 23 sodybos, 9 paminklinės sodybos, jos daugiausiai vienpusės, 3 gatviniais dvipusės. Pirkios dažniausiai stovi prie gatvės, priešais pirkės Svirnai, vienoje linijoje su jais tvartai, sklypų galuose prie Paklonių keliuko Klonai. Svirnai galiniai vienlypiai. Prie gatvės mediniai su funkcionalizmo bruožais mokykla. 37 metai. O kur ta mokykla? Bet tu matei mokyklą, aš nemačiau. Nemačiau. Nu gražus tie namukai, taip kaip ir anas kaimas tipiškas toksai. Bet tikrai gražus namukai, tik va gatvė jau asfaltuota. Čia jau turėtų būti geriausiu atveju akmenimis apvaliais grįsta. Tai dabar grįždami sustojam krautuvėje, apsiperkam ir važiuojam į stovyklavietę, kurią tas vyras nurodė. Ilsėtis. Gerai. Tai čia man lygtai lašnoja. Važiuojam statyti palapinę. Aš manau, grįžtam pro tą Apačia. Jo, tai bus. Matai, yra nuorodų. Reikia pelėdą radom. Pelėda tai taip vadinasi paplūdimys, toks jo vardas. O, kokia puikia vieta. Staliukai, suoliukai, stoginės. Ir mes vieni, puiku. Tikrai graži vieta. Nu ką, pasistatysim palapinę, išsivirsim valgyt, gal dar ir išsimaudysim ir eisim ilsėtis. Kaip man čia dabar tą dviratį pastatyti, nežinau. Duok aš pastatysiu. Nu, gerai, statom palapinę. Gerai, einam. Nu, va jau be 17:10 mes palapinėje žadėjom čia ramiai permiegot. Labai gera vieta toks, stovyklavietė, bet atsibastė vietinis jaunimas pagėręs, jauni vaikučiai dar visai. Ir čia mus aplankė. Jie čia triukšmauja, nu ką darysi, teks kentėti su jais. Reikia kentėti, nieko nepadarys. Nuvažiavom šiandien, kuo toliau, tuo mažiau nuvažiuojam, tiesiog jau 47,93 km, vidutinis greitis 9,9. Tai labai mažas. Mažas, nu, Atrodo taip. matai, mes iš tikrųjų dviračių, matai, įkalnių buvo gal daug nemažai, nors šiandien žvyrkelių visai nebuvo, išvengėm žvyrkelių. Žemta, nenau tik vietoj gabaliuką važiavim. Ai, buvo teisingai biskutis, nu tai čia skaityk objektą lankėm, tai čia objekte buvom ir šitam tam kaime. Ai, tik ką važiavim, tai biskučiuką aš virkėliu. Bet tada taip, bet čia nesiskaito. Nu, matai, ryte labai lietai tenai
ten įkalniai buvo dideli. Vėl išvažiavo. Ne, nu tai čia vidutinis greitis, nu. Valandų. Vakar 9, o šiandien turbūt 11 atvažiavo. Išvažiavom po 10, buvo 15. Ai, po 10, 15. Jo, nu tvarkėm dviratį, manau. Biskį pasitvarkė tie bėgiai, junginėjasi geriau, bet dar ne visai gerai, bet jau viskas važiuot galima neblogai. Tai va dabar laukiam, kol įsinešdys jaunimas, sakė, ilgai nebus. Dar čia kaimynė mergaitė atvažiavo su mašina. Net čia šalia mūsų, tai biskį drąsiau viena, tai čia prapultų. Jaunimėlis triukšmauja, ant stalo susikūrė ugnį. Nelabai gražiai elgėsi, bet kol kas neatrodo labai jau agresyvus. Tai va tiek, eisim miegot, labanakt. Žižmaika atsivėrė bradiniu, tep ir nesirgo. Tokiais žodžiais tau pasakojimą užbaigė senolė,